Oho. Na ką, eilinis, net nežinau, kelintas rytas pamiškiai. Ir žiūriu, kažkas guli. Ja, tai šūdai geri patino yra. Ir miškuose šernų tragedijos požymį. Vėl kažkas guli. Po eglė stovi termosas ant kelmo. Nu tai sutikau to miško kavalierius. Ui, koks pupulėlis pamestas. Čia ne pora. Kas čia per ragas. Bet aplink miškus pasirodo yra ir asilų. Einam parodysiu. Nu, įlindau į mišką, biškutį paėjau. Čia toks jaunuolynas, beržynas. Tai nubildėjo elnių patelės čia. Nelabai supratusios, kas čia buvo, nes nu, jos ne tai, kad išsigando, bet besidarydamas nesupratė, kad aš atsitraukė. Nu ir kažkaip einu, nei čia tų patinų labai žymi, nieko. Ir žiūriu, kažkas guli. Nu toks, kaip čia pasakius. Nu, žiūrim, ką turim. Kas jam čia šiemet su to apsilaužimu nesupranta. O. Nu. Viršūnė būtų visai graži. 4 šakos. Būtų 6 šakų būtų, jeigu nebūtų nulaužęs. Jaunas, aišku. Kvepia labai. Kairė pusė. 1, 2, 3, 4, 5, 6 šakos, kaip sakiau. Nu va. Toks. Dėl skaičiaus. 7 šviežus. Bet kaip šitos dalis nulaužtos, tai man be ryšio iš viso atrodo. Kažkoks stagaras. Antras ragas šiemet toks. Na, bet reikia ir tokios surinkti. Iš 5 išėjimų tik antras šviežias ragas. Tai kažkaip taip čia pastrygęs esu. Dar būtų gerai šiandien kokį vieną. Dar saulė nepakylo. Pradžia gera, bet su ta gera pradžia ne visada būna gera pabaiga. Vat kur bėda. Paėmiau svarstyklės, pažiūrėsim, ar eisi čia pasverta, ne kaip nors. Nu va, beveik 1,6 kg, 1,59. Tai su ta šaka būtų virš 1,6. Toks vat ir ragelis. Bet taip jau visiškai pagavau taką belę kokį ir einu, nes kažkoks elnių gyvenamos to teritorijos pats pakraštys. Net nelabai tų patinų žymių matosi. Variau, taip net ne per daug nešmirinėdamas tiesiai ant rago. Nu ką, tokia pradžia. Tai pavasaris įsibėgėja, bet visokios rytas gruodžio pasitaikė. Snargliai tysta. Rast radau tą ragiuką, bet šitoj daly miško tai gyvena matosi vos keli patinai. Čia kiek pavaikščiau, kur nekur prabėgta. Tai realiai taip sunkiausiai ieškoti ragų, kai nėra nugyventa. Tai... Nu, bet va pasisekė, tiesiai užtaikiau. Vieną tai šūdai geri patino yra, bet žinok, tu dabar žmogau čia išnešti, neišnešti tie ragai. Nu tai sukiojasi čia tą ragiuką radęs. Vėl kažkas guli. Tik šį kartą dar mažiau džiaugsmo, bet to irgi parodysiu. Irgi toks jaunas miškas yra. Ir kažkas ten yra.
Va, koks voliojasi. Ir apgraužtas, ir aplaužytas. Nu, tai pasimsim ir šitą. Nu, į ką dabar su jo tokiu veikt? Kažkoks stimburys. Irgi visas nusilaužęs buvęs. Bet ir šiaip apgraužtas, apkramtytas. Greičiausiai iš kažkur atvilktas. Čia šaka visa nukramtyta. Šiaip jis pernykštis. Nėra baisiai pažaliavęs ar kažką, jeigu nebūtų apgraužtas, būtų tiesiog tik apsilaužęs, bet nei nublūkęs, nei ką, bet nežinau, čia tiek, kad ragas pavadinimas, daugiau tai nieko. Na bet va, ir tokios reiks surinkti. Miške nepaliks. Kairė pusė 1, 2, 3, 4, 5, 6 šaukelių buvęs, tai iš jo tikriausiai elnės bus. Irgi mokosi būti aršus, viskas nulaužyta. Nu va, tai čia besisakinėdamas aplink tą, kur radau šviežų aplaužytą, tai iš dar netoli vienas guli. Dar pasisakinėsiu, gal dar kažko čia bus. Krankliai tik tai kranksi visur aplinkui. Čia per biržę einu, tai kai dar buvo sniego, ten kažkur buvau negyvą šerną radęs, tai tikriausiai dėl to pačio čia. Bet šiaip jų ten daug. Na bet nebus elnių. Žalčialankis jau skleidžiasi pabiškutį. Pirmas spalvos ryškios miške. Visur miškuose šernų tragedijos požymiai. Aha. Va, ir šitie grybukai jau randasi. Austriškosios plačiataurės berods. Yra mėgėjų jas dėti padažą ir valgyti. Tai pervažiavau į kitą mišką. Nu, tokia situacija irgi įdomoka. Šiema tikrai patinų gyventa. Dabar 4 sutikau. Vienas pametęs ragiukus, vienas su ragiukais dar tokiais, bet be balandžio nepamest turbūt. Kitas iešmaragis, o 4 net ką nužiūrėt, bet greičiausiai irgi iešminis. Pašikaliota, tai yra rimtų šudukų. Bet taip irgi atrodo, kad elniai kažkur būtų pasitraukę iš čia. Dabar biškį varau į kitą to miško galą. Pasižiūrėti, kam čia reikalas. Ar čia irgi jie išsinežinė kažkur. Šiaip drebalių prigriuvė, visas apgraužtas, bet nieko. Tai turiu įtarimą, kad tie gerieji elniai irgi bus kažkur pavyti. Ant kuprinės nėra ragų. Pervažiuodamas mašinai palikau, sunku nešioti. Diena ta pati. Mėšlo krūva pamiškiai. Ir kas keiščiausia, kad aplinkui tiek nutrypta žvėrių. Tai ko jam dabar čia prie to mėšlo reikia, nesupratau. Bet gerai ištrypta. Nu ko tik aš nerandu. Po eglės stovi termusas ant kelmo. Nu pipiec, kėdutę radau, kuprinę radau, termusas dabar. Ko tik nėra palikta. Nu tai reikia sugebėti atsigerti arbatos, užsukti termusą, pastatyti ir išeiti ir pamiršti pasimti. Palikau ten, kur stovėjo, gal kažkas susiras, kieno yra. Man tai tikrai nereikia. O, kaip nutrypta. Nepagaunu kampo šitą miškę. Kur eisiu, visur elnių nušikaliotas, bet nei pačių elnių, nei ragų. 4 jaunų buvau sutikęs į viską. O kur tie, kur visą mišką apdergė, nieko neina suprasti. Va dar koks išlikęs iš tarybinio medžioklės ūkio laikų. Ir dar čia medžiotojai šeria aplink jį. Einam pažiūrėti, kas čia vidai. Kopečius įkištas, šieno nėra. O čia įberta ką nors ar ne? Jo, čia dar grūdų priberta viską. Tai čia pilnumoj veikia. Ai va. Durys yra dar užkabintos. Jau pagriuvęs toks. Aišku, galėtų pasiremontuoti, stogo šiferis pasikeitę būtų.
Arba vienas galas kiauras. Nu bet ką. Užtat va čia pripylė. Stirninas loja. O, kokia šerikla. Dairaus ir kokia kamera manęs nestebi. Nes kiek buvau kitose jaukyklose, šeryklose, kaip čia reiktų sakyti, tai visur mačiau kameros buvo. Šitą nepastebėjau. Stirninas pasiūto. Au, au, au. Dar vienas šaltas rytas pamiškėj. Visur pašalė, šalna didelė. Kaitalioju miškus. Važiavau prie miško, kuriame šiemet nebuvau. Kadais čia gerai rinkdavau. Visur aplink rapsas ir matosi, kad tikrai čia mašinų važiuota, žiūrėta. Tai jeigu ir yra elnių, tai irgi tik likučiai greičiausiai. Tai žiūrėsim. Likučiai ragų, ta prasme. Sakyčiau, gal biškutį mažaukai apsirengiau, bet čia buvo gera šalna. Saulė kyla. Ten lauko eina kitas ragų ieškotojas. Eina panašių kampų kaip ir aš. Panašu, kad susitiksim. Tai žodžiu, nesutikau to ragų ieškotojo. Labai jau sparčių žingsnių varė ir nuvarė, nepavėjau. Ir užlindo man priešais palaukėm ėjimą. Tai gal mane matė ir skubėjo dėl to. Tai gavau lysti mišką. Dabar čia krankliai kažkokį labai sujudimą rodo. Kažkas turėtų būti negyvas. Tai greičiausiai šernas, bet vis tiek pažiūrėsiu. Tai kaip ir sakiau, šernas. Čia pervažiavau visai kitus miškus, bet ir čia šernam chana. Ai. Nu tai sutikau to miško kavalierius. 5 patinų grupelė, vienas iešmaragis, dar su ragais visi 4 jau pametė. O bet keliukai tai ir su keturračiais išvažinėti ir išvaikščiota, tai nežinau. 4 patinai, 8 ragai, bent 2 ragus tikrai žinau, kas iš čia išnešė. Ne tokie biški, ar tas šieno kupeto ieškojimas. Bet šitas miškas man kelia labai daug sentimentų. Pastaruoju metu retai čia atvarau, bet čia buvo vienas iš pirmųjų miškų, kur pradėjau reguliariai rasti ragų ir kuriame ieškodavau. Po to ne kiekvienais metais čia elnių bebūdavo. Atsirado kiti miškai. Tai va, bet taip sentimentams biški prisiminti, pavaikščiot, kad ir be radybų. Aišku, miškas pasikeitęs visiškai, iškirsta viskas, išbūta, išdraskyta. Nu va, miškas, kuris buvo vienas iš miškų, kuriam pradėjau ragų ieškotojų sezoną, po daugybės metų davė vėl mažą dovanėlę. Ne kažką tą dovanėlę, bet ne tame esmė. Esmė prisiminimas ir sentimentas. Eglynas toks. Ir kaip tik man rodos šitam eglyne, jeigu gerai atpaistau, esu radęs galingą Danieliaus ragą. Yra įkeltas video. Iš tų trumpų dar mano video. Ui, koks pupulėlis pamestas. O! Geras. Čia jie 2. Vienas ir antras. Visas nulaužytas, nuolauža. Tadadam. Nu čia geras, bet koks jau pametęs vargšelis. 5-šakis 2-šakė viršūnėlė. Na bet jis gal dar čia šakosis ateityje. Nu ką, reikia pasimti visą porą ragų. O papa, koks. Čia tikriausiai bus šiąnakt pamestas. Nes, nu kur čia toks vargšelis. Ir, o ble.
nieko nesupratau. Čia ne pora. Čia kito elnio ragas. Ta pati pusė. Nu da, taip nėra buvę. Abi dešinės pusės, tai reiškia, greičiausiai galinėjasi. Ir abiem po ragą nukrito. Nu tai geras. Irgi kvepia. Tu pipiet, da taip nėra buvę. Du guli vien šalia kito. Bandau sudėti porą, nesigauna. Čia skirtingų elnių. Dar reiškia, dar kažkur kitą pusę turi būti, bet tokį gali nešiotis kelias dienas. Nu čia tai bajeris. Vieną kartą kažkada esu, ne gal ne vieną kartą. O gal ir vieną kartą esu va tokį pat radęs šviežų. Dar trumpesnės radęs, iš vis va tiek tik nulaužta. Nu ką, ir tokias reiks surinkti. Nu pažiūrim, kokią svorį elniukai mėto jau ragus. Net kilogramą nesveria. 935 gramai. Bet pats geriausias bajeris, kad šalia guli dviejų skirtingų elnių ragai. Tai kosmosas. Vat jau kiek metų ieškau ragų. Visada susiduriu su vienu ir to pačiu pojūčiu, kai šviečia saulė. Labai mušau ūpo paieškoms. Iš ryto dar kol pašalė, kol saulė nešviečia, tai dar toks vat energija, judesys. Pradeda saulė šildyti ir taip krenta ūpas viskam. Todėl man visada labiau patinka kaip apniukė, kai kažkokia migla ar kažkas. Man taip geriau. Žodžiu, prieki dar vienas yra raginis darinys, bet aš negalvojau, kad tiek laiko gali išgulėti kas nors. Nesurasta šiais laikais, tai parodysi, kas ten likę. Nu, keliaujam pažiūrėti. Čia toks šalia Biržės jaunalynas, lazdynynas kažkoks. Žvėrių takelis. Tadam, pipiec. Visai padorus ragas kadais buvęs, bet kiek čia metais galėjo gulėti, kokį 10 metį. Ai. Kas čia per ragas? Nu nežinau. Šiaip neblogas ragas buvęs, turbūt 2 kg kokie buvęs. Tik dabar žiūriu, va čia va tokia plokštuma įdomi lygus. Šita šaka buvus gan trumpa, tai turėjo būti įdomus ragas. Kiek čia galėjo gulėti, kokį 10 metų, įsivaizduoju. Nu tikrai, net suaižėjęs visas. Ir nieks nerado, tame tarpe ir aš. Nu ką, reiks išnešti iš miško. Nepalikinėjau aš visokių nuolaužų, nuograužų, nes, nu, palikti kažkaip jau žmogaus akis matė ir kažkas kitas, jeigu randa, tai nesąžininga kitų ieškotojų atžvilgių. Gal kažkas džiaugtųsi ir tokiu, o kažkas būna matęs. Jau realiai net spalvos nebėra, tik va ta vieta biški tamsesnė, kur gulėjo jokio rudumo, jokio visiškai. Dabar truputėlį ne į temą, bet nesupratau. Čia yra jaunas baltalksnis. Baltalksnikas bent kiek apie medžius man tikrai pažįsta. Ir viena atšaka su spygliais kažkokiais. Kas čia yra, nesupratau. Nu jo kaip ir iš medžių išaugė, va. Lažinėja. Pirmas tik taip matau. Spygliuotas baltalksnis. Ir tikrai baltalksnis. Nu čia tai bajeris. Čia lyga gal kokia? Gal kas nors žino, galėtų pakomentuoti, mane apšviest. Jau vien šiandien turbūt kokį 20 tokių drebulių apėjau.
Ten tolumoje, jeigu matysis, dar viena šviečia. Bet ragų šiemet nepaliko man prie jų. Jono Taugino laikais garantuoti tokiuose vietose ragas būdavo. Ir gal ne vienas. Kiek jų čia prigriūvė. Kitas miškas, bet ėdžias panašias padarytas. Tik šitos labai nuošalioj vietoj. Nežinau, vandenį likusios, kaip čia taip jie kažkada tai statė tokioj vietoj. Ir čia jau tikrai nevyksta joks šerimas. Nu va, elniai kažkur čia užklysta. Pro šalį praeina. Daugiau tai čia tos ėdžios likusios vidury miško realiai. Tik tai keista, kad šitas dar geresnės realiai būklės negu ana miškė, kur yra naudojama. Anas kitas miškas čia už 14 km. Turbūt tas pats medžioklės ūkis tarybiniais laikais prižiūrėjo. Ne vien ragai miške, visokių kitokių radinių įdomių galima pažiūrėti. Nu kaip ir viskas, keliauja į mašiną, keturačiai varo, 2 pirmai pravarė, dabar dar 2 ratai suka. Dienos laimikis vadinasi, va toks va. Viską sudėjau vieną vietą, pririnkau šiemet šiukšlių. Pipiec. Visada galvojau, kad miškuose mes ieškom elnių ragų ir miškuose gyvena elniai, bet aplink miškus pasirodo yra ir asilų. Tai parodys, kaip atpažinti asilą. Va, mašiną palikau pamiškiai. Žodžiu, su keturačiais varė. Specialiai. Va čia va. Saulė specialiai rėžė, kad aparyti visą mano mašiną. Tai kai nesugeba patys surasti ragų, tai geriau ir kitam pakenkti. Nu va, mašiną tai aš nusiplausiu, o asilo vardas tai liks su visam. Viskas. Nežinau, bus, nebebus ragų. Iki. Pavasaris visiškai įsibėgėjo. Turiu pusdienį laisvę laiko. Ten auto stovi, ką tik į mišką ėjau. Palaukiam, net nevaikščiau. Jau traktoriai ten barsto trąšas, visokius nėra ko. Tai dabar tikrinu maždaug tokias visokius užkampius, kur tie elniai galbūt galėjo įlėkti, galbūt rečiau lankomus miškus ir kažkur kažkas galbūt neišrinko ragų. Tai va, tokias 5-6 valandas turiu. Žiūrėsiu, pataikiau, nepataikiau, liko kas nors, neliko. Biržiai eglutė šviežiai susodintos, daigai dar su lipdukais. Nu va, o aš galvau, kad ragų ieškotojo biržiai išvaikščiota. Čia eglutė sodintos šviežiai. Tokia graži vietelė. Retas miškas, ąžuolai auga. Ir būta ir žvėrių, bet ne kaži kiek. Va, varlių koncertas. Nu tikiuosi neišdžius, kol buožgalviai išsiris. Va, likė šiaip ne kaži ką didumą. Nu geras, dar sniego radau. Beveik balandžio mėnuo po 16-17 šilumos lauke. Sniegas laikosi. Ir va, vakar ta kur būtų eita. Niekaip neina atsikratyti šitų. Va čia va geras pavyzdys, kaip plėšrūnai sudoroja. Realiai visi šonkauliai iki pat stuburo kaulų nugriaužti. Pirmą pamačiau tą stuburą, po to žiūriu, kad yra čia ir kiti likučiai. Šerniukas gal koks, sunku net suprasti. Jo, šerniukas pagal kailį. Tai išbandinėjau naujus miškus, vietas, kur rečiau būnu, kur elnių gal mažiau. Prasukau ratuką, tai, kažkiek čia tų patinų buvę. Bet ir pėdsakų mačiau žmonių, tai nebus taip niekur, kad būsi vienintelis. Kitiem pasiseka užtaikyti. Tai realiai tik pusdienį į mišką atvažiavau pavaikščioti, bet ir tai gavau pervažiuoti dar į antrą mišką. Ten prasukau ratą, būta kažkiek, bet nežinau. 3 valandos dabar, tai iki 6 dar kokias 3 valandos dar. 3 valandos viena miškė, 3 valandos kitam. Nu ką galiu pasakyti, keisti šiemet metai, keisti. Esu miške, šiaip kurį drožė ieškotojai čia juodai, keturačiais varė, kas čia nesidarė. Bet vad galvoju, vienam miško pakrašty yra tokia juosta visokių jaunuolynų, krūmynų ir per jį elniai išeidinėjo į palaukę. O taip ir užėjo noras tos visus jaunuolynus, krūmynus biškį patikrinti. Einam parodysiu. Tokia aplinka. Jaunuolynas.
Tadadam. Nu jo. Na pipiec. Nu su tom galvom man čia šiemet. Na čia kažkokio pjaustimo galvos nebus, kaip buvo nam video. Gerai užteks tik nulaužti nuo stuburo. Likučio. Bet va. Šiaip tai trofėjinis man radinys yra kolekcinis, taip reiktų sakyti. Va. Degradavę viršūnės jau. Degradavusias viršūnės. Aišku, greičiausiai jis iššautas, nes pakraštys čia pat. Rožės tai jau plonutėlės lygia. Tai mano galva šitas elnias yra senas jau. Ką įrodo va šitos ragų viršūnės. Kitais metais tie ragai iš viso būtų buvę jau kažkokie tai neformalūs. Kaip ten sakoma, kuo arčiau mirtis, tuo labiau gyvent norisi. Tai gaila elnio. Bliamba, da tokia košė. Gerai, kad labai baisiai nesmirda. Na, šį kartą gal labai nefilmuosiu čia to atskirimo galvos, nes pačiam gali blogą pasidaryti. Biškutį košė dar tokia visa iš tos odos. Bet jo, šitas elnias bus nugyvenęs savo gyvenimą. Aš net nebejoju, kad jam metų gerokai virš 10. Nu kaip gerokai. 10, 11, 12. Galbūt, spėju. Nes rožės tai tokios jau, nu jau plonutės lygia. Viskas sudžiūvė kietai. Nežinau net kaip čia padaryti. Nu va, panešiau biškį šoną nuo ten, kur gulėjo tokia košė visą tą mėsą išpūs. Smirda labai. Tai, nu tokio tai tikrai neturėjau. Aš tai spėju, kad čia yra senatvinis požymis arba ligos. Nežinau, čia specialistai gal kažkas, kas žino, jeigu žiūri, pakomentuos. Bet rožės jau vos be žyma. Kažkaip linkęs galvot, kad jisai senas. Kiek metų neįsivaizduoju. Bet greičiausiai perspektyvus nebuvo niekada. Tai vat, todėl nieks nešovė. Ir gyveno iki tol, kol tokios viršūnės pasidarė, o tada jau šovė. Nes čia už kokį, 70 metrų palaukė bokštelis ir kaip čia medžiotojai vadina, jaukykla, šerykla padaryta. Tai garantuotai jį ten šovė, įsibėgo jaunalyną, ieškojo, neieškojo, rado, nerado, gal šovė prieš užsningant, prieš naujus metus, užsnygo po to ir viskas, ir utiutių. Po praeito video, kada elnę ten cielą negyvą radau, ypatingai Facebook'e sulaukė daug kritikos apie tai, kad negalima imti galvos ragas, visą kitą. Tai ir neimsi, paliksi miške. Va. Galės susirasti, tam reikia. Medžioklės plotų naudoti ir kas čia. Tai va. Prie Kauno Kleboniškio miške radau. Ten ieškokit, kam priklauso plotai. Tai čia tą galvą radęs dar truputėlį pagalvojau, kad nu vat aš kitą kartą video sakau, ne, kad pavalgai ir geriau sekasi. Tai būna ryte ateini arba iš karto randi, jeigu nieko nerandi, pavalgai ir žiūrėk kažkaip taip gan greitai, dažnai, ne visada, bet dažnai kažką randi. O šiandien, kadangi atvariau tik nuo pietų, tai vienam miške pavaikščiau, nieko gero, nieko neradau, atvažiavau į šitą kitą mišką,
Tik įėjau, valgyti nesėdau, tiesiog vaikščiodamas. Užkandau, ką turėjau. Nu ir 10 minučių gal praėjau, buim, galva guli. Nu nežinau, taip žmogus ir prietaringas gali pasidaryti. Šiaip ir žvejybai panašiai. Sėdi, nekimba, pradėk valgyti, pradės kypti. Tai ką, ate galvytė. Ki. Tai prisėdu ant kelmelio pailsėt. Tai ir vis galvoju apie tuos elnius. Rudenį 2 galvos, pavasarį 3 galvos. Nu ne visos į video papuolė dėl tam tikrų estetikos sumetimų. Bet esmė, kad per, kas čia gaunasi, gruodis, sausis, vasaris, kovas. 5 mėnesiai, 5 galvos. Krenta elniai mūsų miškuose, oi krenta. Čia tiek nerastų po medžioklės, o tai dar kiek paimtų. Na tikėkime atsilaikius, nes mažės labai stipriai elnių. Tuose miškuose, kuriuose aš vaikštau, jų kaip ir yra. Negali labai dejuot. Aišku, norėtųsi, kad būtų daugiau, bet nemažas procentas yra atgula. Saulė leidžiasi, vakarėja. Reiks drožti mašiną. Nežinau, kelintas čia išėjimas bus virš 10 biškutį. Tai tik vieną kartą neradau nieko, kas susijęs su ragais. Tai kokia nuolauža, tai galva, tai raga pamesta, tai sena, tai švieža, visada radau. Ir miškuose, kuris aš vaikštau, daug ieškotojų, daug ieško, tikrai. Tai šiokį tokį lygį turiu, manau. Nu ką, viskas, tokia diena, parėjau. Kovas baigėsi, nežinau, ar čia bebus dar kas iš ragų ieškojimo. Smagus, įdomus užsiėmimas, viską, bet kepti vien ragų ieškojimo video ir man pačiam atsibosta, turbūt žiūrovam nelabai įdomu darosi. Juolab, kad kol aš sumontuoju ir to laiko praeina, dar miške mano video sniegas, o čia jau senai pavasaris. Turbūt toks susidarimas buvo, nors dar negarantuoju. Tai žiūrėsim, kaip čia bus su ragų video, dar bus tai bus, nebus tai nebus. Kokį kartą dar norėtųsi, bet nėra laiko, čia didžiausia problema. Šeima, vaikai, darbas. O jau čia žiūri, laukai beveik žaliuoja. Jeigu nebebus video su ragais, tai arba iki rudens, arba iki kito pavasario. Jeigu dar kažkas čia nuškirbės nugaroj kablys, tai gal dar kažką susuksim, matysi. Gerai, viso. Adios. Ir lai elniai gyvena.